Kiek save atsimenu, visuomet norėjau būti gydytoja ir kryptingai to siekiau. Turėjau aiškę viziją – padėti žmonėms. Plastinę ir rekonstrukcinę chirurgiją pasirinkau siekdama suteikti viltį, vėl gyventi pilnavertį gyvenimą, atkuriant, rekonstruojant ar sukuriant visai naujas formas bei kontūrus. Atkalbėti nuo medicinos, o vėliau ir nuo chirurgijos mane kelis kartus nesėkmingai bandė mama. Ji, būdama architektė, man linkėjo paprastesnės, lengvesnės profesijos, ragino studijuoti menus. Kurį laiką lankiau dailės akademiją. Patiko lipdymas iš molio, tačiau jaučiau, jog šis kelias ne man. Plastinė chirurgija man labai siejasi su kūryba. Čia nuolat reikia pasitelkti fantaziją, numatyti, koks bus galutinis rezultatas. Kiekvienam pacientui ieškau individualaus gydymo metodo. Nėra taip, kad būtų galima taikyti kokį nors universalų, kiekvienam pacientui tinkantį gydymo būdą. Net ir sukaupus ilgametę patirtį, nuolat atnaujinu žinias, konsultuojuosi su kolegomis. Esu perfekcionistė, todėl iš savęs nuolat reikalauju paties geriausio rezultato. Nuostabu, kai po operacijos pacientų veiduose matau šypsenas. Dažnai girdžiu nuoširdžias padėkas dėl atkurtos funkcijos, pagerėjusios išvaizdos ir psichologinės savijautos. Rezultatas itin džiugina tuomet, kai ir gydytojas, ir pacientas yra patenkinti. Kasdien tenka priimti pačius įvairiausius ir kaskart skirtingus sprendimus. Plastikos chirurgui būtinas kruopštumas, atsakingumas, ryžtingumas. Darbas itin dinamiškas, niekada nebūna nuobodu. Esu energinga, todėl sportas, aktyvi veikla lydi mane visą gyvenimą nuo pat vaikystės. Apsigyvenusi Klaipėdoje, iš naujo atradau stalo tenisą, kurį buvau pamėgusi dar mokyklos laikais. Šio labai dinamiško, greito ir azartiško sporto treniruotės lankau reguliariai. Joms pasibaigus salę visuomet palieku su šypsena. Kaskart mėgaujuosi žaidimu, sportuodama pasikraunu naujos energijos. Visuomeninė veikla mane įtraukė dar studijų metais. Tuomet buvau medicinos studentų sąjungos narė. Jau daugiau nei 6 metus esu Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugijos tarybos narė. Kasmet rengiame konferencijas, mokymus plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos profesionalams. Esu tikra Vilnietė, užaugau mieste su daug žmonių ir šurmulio. Atlikusi internatūros praktiką Klaipėdoje, nusprendžiau kardinaliai viską pakeisti. Patiko gyvenimo būdas, žmonės, gamta. Baigusi medicinos studijas atvykau čia gyventi. Apsigyvenusi Pajūryje itin susižavėjau buriavimu. Tuomet, kai prisijungiau prie Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančios Lietuvos įgulos, jachtą buvau plaukusi vos vieną kartą. Pasirodė, kad romantikos čia ne tiek ir daug. Buriuoti nėra paprasta. Kaskart išplaukti su grupe skirtingų žmonių yra iššūkis. Visiems tenka mokytis kantrybės, gebėti prisitaikyti. Didžiausias buriavimo žavesys – įveikti save patį. Fiziškai taip pat nėra lengva, tačiau nepaisant kūno nuovargio pailsi galva, atsigauna širdis. Buriavime, kaip ir operacinėje, labai svarbu darnus komandinis darbas, kad viskas vyktų saugiai, tiksliai, apskaičiuotai. Nuo tempo, nuolatinio bėgimo ir krūvio darbe padeda atitrūkti laikas gamtoje. Patinka būti prie jūros, čia akimirksniu atsipalaiduoju. Dažnai grįžtu aplankyti artimųjų, šeimos į Vilnių. Kartu keliaujame į sodybą prie ežero. Ten gamtoje, ramybės prieglobstyje, nurimstu, skaitau, klausausi gamtos. Itin mėgstu lankytis parodose. Pastebėjau, kad nuėjus į gerą parodą gaunu daug teigiamos kūrybinės energijos. Į jas užsuku pajutusi, kad stinga kūrybinio potencialo. Užtenka atsipalaiduoti, pabūti spalvų ir formų apsuptyje ir regis vėl esu kupina energijos naujiems darbams.